su 3D akiniais. Ir turėsiu dokumentą. Tai ką, jau kaip ir baigiam dėtis pakuotis. Tai dabar tokia antis. Ir labai buvo įdomus. Tai labas. Tai pradėsim antrą kelionės dalį. Pagaliau prasidėjo atostogos. Oficialiai šiandien, realiai nuo vakar, galim sakyti. Prasideda atostogos. Yeah. Nu jo, nes realiai pirmoji, šiandien yra sekmadienis beje, dabar 3 valandas dienos, tai pradedam kelionę iš Lietuvos, iš Panevėžio tiksliau. Visą pirmą savaitę tai grįžom į Lietuvą ir lakstėm visur, su reikalais, tai tvarkytis, tai susitik. Tai buvo nelabai ta poilsinė tokia savaitė, nelabai atostogų savaitė, bet užtat apsitvarkėm gan daug, iš tikrųjų pasidarėm daug, ir aplankėm gan daug, tikrai. Padarėm tai, ko ir nesitikėjom padarėm. Tarkim, susitikom su draugais, kuriais gal ir nebūtumėm, nes matėm, kad gal laiko neužteks, bet užteko viskam, iš tikrųjų viskas buvo gerai, viską spėjom. Ir dabar jau pradėsim antrąją savo atostogų savaitę, iš 3 beje. Tai keliausim atgal į Norvegiją, pradžiai keliausim į Suomiją ir po to į Norvegiją. Tai viską pamatysit toliau, vėliau. Tai galvoju, norėjau atskirą vlogą padaryti jau iš šitos kelionės. Tai sveiki atvykę vėl. Paspauskit prenumeratos mygtuką, kas dar neprenumeruoja šito kanalo, nes labai padėsit mano kanalui augti ir į kelią. Tai šiandien mūsų laukia kiek kilometrų? Daug kilometrų. Iki Talino, ką žinau. Dabar važiuojam nuo Panevėžio ir važiuosim tiesiai į Taliną. Ir iš Talino imsim keltą, žiūrėsim dabar, kada spėsim į jį. Ir tada nuo Talino jau aukštyn važiuosim. Tai bagažinėj turim dar daugiau daiktų, negu buvo prieš tai. Bet manau, dažniausiai taip ir būna, kad daiktų vis daugėja kelionės metu.
Labas, jau kita diena. Turim pirmadienį. Jo, galvojom keltą, gal kad spėtumėm vakarienės buvo keltas 10:30, bet jį jau nebespėjom. Tai teko pernakvot dar Taline ir šiandien tada išsikėlėm su keltu, kuris buvo 7:30. Tai va 2 valandos keltas. Keltas iš tikrųjų labai fainas. Toks turistinis, ne? Taip pavadinti. Pramoginis, daug visokių parduotuvių, barų, kavinių. Jo, vaikų žaidimų. Kas? Tų visokių lounge'ų tenais, nu, žodžiu, labai tokių visokiausių vietų poilsio. Bet greit prabėgo tos 2 valandos, tai labai. O dabar įvažiavom į Suomiją jau, Helsinkį, jau pravažiuojam tą Helsinkį. Tai eismas, aišku, didesnis jau tam Helsinkį. Mieste buvo pačiam dabar. Nu jo, mieste pačiam. O oras čia šilčiau jau netgi. Nors man, kai važiavom tada vakar į Latviją, sakau, jau Latvijai biški vėsiau negu Lietuvoj. Bet čia pat Helsinkį tai šilta, kiek čia rodo 20. Čia Rėjaus nauja kuprinė var mąstosi už čia. Jam iš tikrųjų patinka. Jam iš tikrųjų patinka žuvinta kuprinė. Čia kaip tik ir nusipirkom dabar Lietuvoj. Nes mes turim ir namuose Norvegijoje kuprinę, bet pamiršom pasimti. Daug ką pamiršom su to kelionį. Pamiršom pasimti, paskui galvom gal neprireiks, bet paskui nusprendėm, kad vis tik pasimsim. Jeigu ar kelte bus patogiau vaikščiot su juo, ar kitur kažkur, ar žygį, bus sunkiau kur eit, kad jam būtų patogu kupriniai. Tai nusipirkom dar šitą, tai jam visai jinai patinka, jin gal ne taip forma tik laiko kaip mūsų ana kuprinė, bet tas langas labai gerai, nes gali atsidaryti, vat sėdėjom, tai kol sėdėjom, buvo langas tas atidarytas, tai jam visai patiko, žiūriu ir atsigulęs ir ramiai, tai gerai buvo. Tai va, o šiandien važiuojam tada tolyn važiuojam į šiaurę ir kuo toliau. Tai va, turim kiek iš viso iki viršaus. Ar iki kur ten? Iki šiaurėjo. 21 valandą važiuoti. Čia su pakrovimis, kas apie 2 valandas yra. Jo, tai bandysim šiandien važiuoti kaip įmanoma daugiau, kad rytoj būtų mažiau, bet, nu, žiūrėsim. Tai labas ir sveiki. Jau yra kita diena, tai turim... Kas čia per dieną? Kokia šiandien diena? Antradienis. Antradienis? Antradienis. Ne trečiadienis? Ne. Antradienis tada. Ir esam dabar
Kemi mieste, Suomijoje, tai čia jau virš Baltijos jūros tokio iškišulėlio tokio kampo. Tai vakar iš tikrųjų iki čia atvažiavom, dar užvažiavom į Švediją, truputį apsipirkom. Nes iš tikrųjų Suomija brangi. Mes tai pažiūrėjom, kad tikrai Suomija yra gan brangu. Ir aš sakyčiau net brangiau negu Norvegijoje, jeigu su maistu lygint. Tai dėl to užsukom į Švediją, nes buvo prie pat, tai nusipirkom šitą tiek bandelių, kumpelių, sūrio, tokiam greitiem sumuštiniam. Tai ši kelionė irgi neapsieina be nuotykių. Iš tikrųjų vakare atvažiavome iki šito Kemi miestelio ir ieškome jau nakvynės vietos, nes jau buvo apie 10-11 kažkur. Ja. Ir susiradom jau neblogą nakvynės vietą, nors gan ilgai ieškojom, bet jau susiradom, pradėjom statyti palapinę, pasidėjom tą pirmą sluoksnį, susistatėm tos rėmą tą visą, jau norėjom užkloti ją, tuo viršutinį sluoksnį ir pradėjom dėti miegmaišius į palapinę. Ir Edgaras nuėjęs į bagažinę ieško tų daiktų ir paėmė miegmaišius atnešė ir niekur nėra šitų čiužinių. Ir visą mašiną išnarstėm, iškapstinėjom, nebuvo čiužinių. Ir iš tikrųjų mes juos palikom dar namuose, Norvegijoje. Ir žodžiu, neturim čiužinių, neturėjom ant ko miegot. Tai jo, nes visą kelionę, kiek važiavom čia ir į Lietuvą ir atgal ir nebuvo nei mintis, kad mes neturim tų čiužinių. Nors iš tikrųjų ir Lietuvoje namuose matėm tokį didelį pripučiamą čiužinį. Kažkaip dar pagalvojom, gal šitą įsidedam kad vežtis į Norvegiją. Paskui su tėvais kalbėjom apie jų naujus čiužinukus. Žodžiu, labai daug buvo tokių ženklų, kad susimąstyti apie tuos čiužinius, bet taip niekad ir dėte pagalvojom. Tai kadangi nuo pačių namų esam per visą Švediją, per plotį, tai tikrai neverta grįžti. Tai va čia ryte grįžom į Oulu miestą, tenai užsukom į Biltemą, nusipirkom 2 čiužinius ir kadangi iš tikrųjų antra naktis miegota mašina ir žiauriai nepatogiai, bet iš tikrųjų nėra patogiai, ne? Nepatogu. Tai dėl to nusipirkę čiužinius stojom iš karto prie kažkokios kažkokioj neblogai vietoj, ten buvo ir ežeras, ir tų aikštelių nemažai. Taip gražiai padaryta. Tai sustojom tenai, pasistatėm palapinę, ryte gavosi ir nuėjom miegoti. Dar porą valandų gerai numiegojom. Ir dabar važiavom toliau. Tai vėl grįžom į šitą Kemi miestą. Man atsikėlus iš tikrųjų galva labai skauda, tai pasiėmiau kavos, nes dar buvau net negerus šiandien. Ir važiuosim toliau ir planuojam nuvažiuoti iki Kalėdų senelio. Parašei laišką Kalėdų senelio? Na, dar anksti, dar vasarą. Sveiki atvykę, mano vlogas. Tai va, važiuojam šturmanas. Apsikeitėm pozicijom. Šiaip aš vairavau labai nedaug per visą kelionę, bet geras ištvermingai važiuoja. Iki kol miego noriu, tada jau stoja miegoti. Nebesmagu kažkaip trūksta poilsio. Ir čia nuobodus kelias. Ta prasme, jo, Suomijoje žiauriai nuobodus kelias. Kaip 10 mes važiuojam belekiek kartų, lygiai taip pat Vilnius, Klaipėda. Tas visą laik tiesiai. Norvegijai kalnuota, vingiuota. Bet dabar jau mes įvažiavam, kaip čia Laplandijos skaitos, ne? Jo, Laplandija. Tai mes Laplandijoje jau važiuojam tada pas Kalėdų senelį. Patikrinsim, ar tikras. Keep dancing with the devil, but he doesn't have a back.
kalėdų senelio šitą buveinę namą, kaimelį. Tai radom kaip tik pasikrauti nemokamai. Tai kol vaikščiosim galės užsikrauti. Tikriausiai šiemet visas kalėdų senelio dovanas bus nemokama elektra. Va yra ir viešbutis. Tai čia tokie namukai matau. Va. Tokie. Paskui dar matėm kitoj pusėje irgi namelių tokių. Tai gali čia jo ir pernakvoti ir pasižiūrėti viską. La Variena. Sveiki. Ja, aina vesitä. Right, so, where in Lithuania? Kaunas. Kaunas, okay, and you are now first time here in Lithuania? Very good. Yeah. You like it in here? Yes. Yeah. A lot of reindeers in the middle of the road. Yeah. Don't bark with them, no. Yeah. Shall I see you then in Kaunas after 131 days? Yeah. Very good then, all right, yeah. But come a little closer and let us do a big smile to my elbow, right, yeah. Amazing. Oh, beautiful, so lovely. Yeah. So, I will see you then at Christmas. Yeah. I know your wish is a big sausage. Yeah. I know. Tai va, pamatėm kalėdų senelį, pasikalbėjom, Pasirodo, beveik puikiai lietuviškai kalba. Jo.
pasisveikino, paklausė iš kur. Su šuniu irgi visur galima eiti, tai smagu. Suvenyrų labai daug, išsiuntėm pat ir atviruką, pasiėmėm ir savo dar. Magnetuką irgi pasiėmėm. Tai pabuvom jau pas Kalėdų senelį, pavaikščiom aplinkui ir susipažinom. Tai iš tikrųjų tenais palaukėme eilėj, nežinau kiek. 15 minučių, man atrodo, palaukėme eilėj. Ir tada nusifotografavom ir ten niekur negalima fotografuoti būtent tos erdvės, jau to kambario, kuris yra. Viskas veikia taip, tu eini pas senelę, nusifotkini, tau duoda kortelę. Ir tu tiesiog gali išeiti nieko nepasiėmęs arba gali prieiti ir susimokėti. Ne. Ir gali ir nepirkti. Ir buvo, man atrodo, įdomu gal ir kainos iš tikrųjų, tai buvo, man atrodo, darė 3 nuotraukas, ne? Berods 3 nuotraukas. Ir buvo galima išsirinkti vieną iš jų ir padaro tokį kaip albų, kaip čia, vieną nuotrauką ir toks kaip knygutė susiskleidžia iš vienos ir iš kitos pusės, su ten jų kažkokiais logotipais ir parašymais. Ta viena nuotrauka kainuoja 34 eurai. Tada buvo šita filmuota medžiaga ir 3 nuotraukos, viskas internete 50 eurų. Ir kas dar buvo? Dar kažkas buvo? Buvo 3 nuotraukos, camping, man atrodo. Nu, albumas tas 3 nuotraukos. Ai, aha. Man atrodo, 4 buvo variantai gal. Buvo camping ir dar tipo ir tas. Nu, tipo ir nuotraukos ir internetas, tai dar ten brangiau. Ir pamatėm senelį, didelį senelį su didelę barzdą. Tai... Neišdrąsau patampyti, bet žiūrint, norėjau, bet Patem dar tikrai tikras, ne? Man atrodo, žinok. Sakai, apgauna gal. Gal ir tikras. Ir iki Kalėdų liko 131 diena. Tai ką jau šiandien yra rugpjūčio 15. Mes iš tikrųjų kažkaip prastai valgom kol kas čia porą dienų, ne? 3 dieną. Prastogai sekas valgyti, nes norisi kuo daugiau nuvažiuoti. Ir stengiamės kažką greito suvalgyti, nes tas virimasis, neužtrunka čia, tada kai krovėmės, tai viskas gerai. Bet dabar jau, pavyzdžiui, nuvažiavome į aikštelę, kuri yra, galim sakyti, požeminė. Ir, tenai jau neišsikepsi jau tų dešrelių, nesitrauksiu to viso pikniko rinkinio. Tai jau greit nubėgom parduotuvę kažką užkrimsti. Tai pasiėmiau salotų, Edgaras surėjom, pavalgė vištos šlaunėlę. Mes visada kažkaip vištos šlaunėlės ir per pusę. Ir dabar važiuojam toliau. Tai nežinau, ar kirsim šiandien Norvegijos sieną ar ne, bet tikriausiai, kad ne, nes gan dar toli, kiek čia 5 valandos, ne kažkur iki sienos. O dabar jau yra po 6:15. Tai nežinau, vis tiek norisi truputį anksčiau išsiskleist tą palapinę ir atsigult, pailsėti. Tai man atrodo, stosim dar Suomijai, bet žiūrėsim, bus matyti. Šiaip noras yra kuo greičiau važiuoti į Norvegiją, matyti Pasily esam kalnų labai. Ir
noris kuo greičiau pamatyti kalnus. Nežinau, kiek matosi. Tai mes dabar Suomijoje vis dar. Ieškom vietos gal per 4 kartus. Vienoje vietoje buvo labai nebloga, bet labai daug kemperių. Tai jau nebenorėjom šalia stot. Nors tai nelabai ir buvo iš tikrųjų vietos. Tai nusprendėme važiuoti toliau vieną vietą, kitą vietą. Ir čia vieną jau radom neblogai. Tai esame aikšteliai visiškai vieni. Ir žali visai čia neblogai. Tai greitai, niekur net nepifilmavau, kol krovėmės daiktus, nes iš tikrųjų odų labai daug. Spėjom tik tais greitai užsikurtą Termacilį. nuo odų tokį gariklį, kur garais veikia, tai tas iš tikrųjų visai nieko. Ir tada greitai statėm jau palapinę, nešėm viską ir greit šildėmės maistą, nes neatsimenu, kad valgėme kokią 5, 4, 6 gal. O dabar 11:30. Tai greitai išsivirėm vandens ant tokių makaronų užplamų ir išsikepėm dešrelių. Reis irgi vakarieniauja. Tai jau šitą naktį prabūsim čia, o rytoj jau kirsim sieną nuo ryto į Norvegiją. Tai mes greit pavalgom, pailsim, einam miegoti ir susitinkam tada rytoj, gal nuo ryto parodysiu aplinką. Iki ryt. Iki.